Kai tik į Lietuvą ateina pavasaris, tai iš karto Lietuvoje užkvimpa, aš kartais net vadinu nacionaliniu patiekalu šašlykais. Ir šiandien aš irgi susiruošiau pirmą kartą šiais metais, pasiruošiau visus dalykus ir jums gal praveršiu informaciją. Pirmiausia, kokią rinktis anglį kepimui šašlykui. Tai aš jums siūlau ProFlame. Anglis čia yra kietmedis. Tai populiariausia turbūt, jeigu nori čia ir dabar išsikepti staigiai šašlyką arba kitą kokį kepsnį, užsikuri tas anglis ir kepi. Jeigu nori ilgiau grojančių, ilgiau šilumą skleidžiančių, imkite akacijos ProFlame anglis, kurias beje tinka labai ir restoranam, ir pats esu kepęs Merkinės fabrike dešrelių, kai reikia visą dieną kepti, tai mažiau reikia keisti tas anglis, atnaujinti ir panašiai. O jeigu dar visiškai ilgiausiai grojančių nori, tai čia yra štai tokie presuoti briketai, labai gražus, kurie iš vis turbūt ryte uždegiai ir dar iki pat vakaro gali kepti ir kepti. Taip pat ProFlame siūlo puikius uždegtukus. Čia yra, tarkim, aš netgi krosnelę uždeginėju su jais, nes nėra kada man ten žaisti su tais smulkiais pagaliukais. O šiandien pasinaudosiu, man šitie labai patinka. Čia beje šitie uždegtukai yra medienos vilna impregnuota vašku. Labai lengvai užsidega, tada naudosime į degiklį iš Amerikos, man atrodo, atkeliavęs šitas populiarėjantis Lietuvoje dalykas. Čia prikrauni anglių, uždegi šitą, padedi anglis ir tai jos greitai, žymiai greičiau iššyla, nes čia yra pakankamai daug ciongo, ventiliacijų visokių, kur patenka daug deguonies ir greičiau taip anglis iššyla. Anglis jau pabalo ir galime ją pilti į kepsninę. Sutaupė maždaug apie 20 minučių su šiuo prietaisu. Dabar, kas labai svarbu, ProFlame'as irgi turi labai gerą dalyką. Žiūrėkit, trikampis iešmas, ne tas plokščias, kiniškas kažkoks, trikampis. Kuo jis yra geras? Tuo, kad jis turi 3 plokštumas ir tu gali jį statyti taip, gali taip ir gali taip. Tai kepimui visos pusės yra apkepamos, tai yra labai patogus dalykas. Ir ant tokio trikampio iešmo, V formos iešmo, kai užmauta mėsa, kaip ir sakiau, geriau laikosi, bet jinai ir vartosi kartu su iešmu, o ne iešmas sukiojasi, o mėsos gabaliukas lieka toj pačioj pozicijai. Žinot, kad su šašlykais galima šnekėtis, paklausykit, ką jie šneka. Išversiu, jie sakė, mums labai gera šiluma, pavarto šonus visą laiką laiku kažkas, tiesiog gyvenimas avietė. Skajus labai alkanas atėjo, anūkas, ir Skajus, žinai kaip nustatyti, kad jau iškepę šašlykai? Ne. Tai yra 2 būdai. Vienas vizualus, jauti širdimi ir gali jau nuiminėti, o kitas yra peiliu prapjauni, pavyzdžiui, didžiausią gabaliuką, iki pat iešmo turi pjauti ir tada matysi, prasipjovus, štai jau čia visiškai gerai. Va. Nuiminėjom, nes po to bus per sausi. Nuiminėjai visada į kokį nors uždarą indą, tai gali būti puodas su dangčiu, gali būti štai toks sriubinis dubuo, nes duodam visada dar kepsniui pabręsti, kad jisai truputį suminkštėtų, vienas kitam šonus pašildytų.